Sveiki malonūs žiūrovai. Tikriausiai neperdėsiu sakydamas, kad mes visi mėgstame žiūrėti videoklipukus, video pristatymus, visokias pamokėles padėtas YouTube servise. Tačiau ne visi žinome, kaip komfortiškai galima tuos filmukus tame servise žiūrėti. Ir štai šioje pamokėlėje aš jums parodysiu visas šitas gudrybės ir visas šitas plonybės, kurias galbūt jūs ir nežinojote. Štai čia prasideda vienas filmukas. Čia yra mano pristatymas. Mano kanalas, mano pristatymas. Ir dabar žiūrėkite, kad kokybiškai žiūrėti, va čia paleidžiam grojimą. Štai, pradeda jis judėti, pradeda rodyti. Pastatysim pauzę, palaukit, o taip. Pastatau ant pauzės. Ir dabar atkreipkite dėmesį, ką mes galėtumėme pasidaryti, kad galėtumėme žiūrėti tą video medžiagą tikrai komfortiškai, kokybiškai, negadindami savo akių ir taip toliau. Na, visų pirma, mes turime pasididinti šito video kokybę. Apie ką aš čia kalbu? Vartotojai, įdėdami savo video tos pristatymus, video ten klipus visokius ir panašiai, didžioji dauguma, aišku, įdeda juos aukštą raišką, aukštą kokybę. Tačiau YouTube pagal nutylėjimą atiduoda visiems žiūrovams tą kokybę vidutinės reikšmės. Vat pažiūrėkite, apie ką aš kalbu. Va šičia yra įrankėlis, va ta žvaigždutė ratukas, ir kai užvedi pelę, jinai išmeta dar lentelę su papildomu užrašu nustatymai. Paspauskite vieną kartą šitą įrankį kairiuoju pelės mygtuku ir štai iššoka tokia lentelė. Čia yra kokybės lentelė. Tai va tie punktai, apie ką aš kalbėjau. Vartotojai deda daugumoje atveju geros kokybės, bet YouTube jinai parenka vidutinę reikšmę 360 punktų. Todėl, kaip taisyklė, tie filmukai gaunasi nelabai didelės raiškos, bet žmonėm turintiems silpnesnį internetą kažkaip geriau rodo, ta prasme ne geriau, bet nestriginėja tie filmukai. Jeigu pas jūs yra geras internetas, tai aišku, ta raiška gali būti iškelta iki pačios didžiausios reikšmės ir filmuko rodymas, jisai nestriginės, viskas bus labai gerai ir kokybiškai. Tai va, norint žiūrėti kokybiškai, jūs pirmoje eilėje atsidarote šitą įrankį, iššokusioje lentelėje pažiūrite, ar yra iš viso galimybė pasikelti ją, kiek yra dar punktų virš šitos varnelės. Būna iš tikrųjų tokių filmukų, kur būna tik tai 240 ir 360 punktų. Na, dar geriausiu atveju kaip kurie 480 punktų. Bet jeigu varnelė bus ant 360, o paskutinis bus 480, nu tai be abejo spaudžiat 480 šitą eilutę ir ta kokybė šiek tiek pagerėja. O pradedant jau nuo 720 punktų ir aukščiau, sekantis būna ten 1080 punktų irgi su prierašu HD. Čia jau yra aukštos raiškos kokybė skaitosi jau pakankamai gerai. Aš, pavyzdžiui, savo pamokėlės stengiuosi įrašinėti jau nemažesnių kaip 720 punktų formatų. Todėl tos pamokos gaunasi vidutiniškai, galima sakyti, tokios neblogos kokybės ir gerai matosi ir raidės mano rodomas ir viską. Aš tai parodysiu toliau, apie ką aš kalbu ir jūs viską tu jau suprasite. Na va, tai būtų pirmas dalykas. Tai va ir paspauskim patį viršutinį. Kiek duoda, tiek ir paspaudžiam. Paspaudžiau. Ir matot, va čia prie to ratuko atsirado raudonam kvadratėlėje HD. Tai šitas punktas mums ir nurodo, kad mes dabar filmuką žiūrėsime aukštą raišką. Dabar aš vėl biškį jungsiu grojimą, prasuksim.
iš tikrųjų čia galbūt ne tiek, gal aš neteisingai ir parinkau filmuką, būtų gal geriau pasirinkti mums kitą. Na, aš to jau staigiai aš pastatysiu kitą filmuką. Pavyzdžiui, kad ir tą patį nustatymą YouTube. Aš jau vieną kartą bandžiau rašyti tą filmuką, bet dabar perrašau. Na va, taip. Nu, va čia aš pastabdau, kadangi va dabar mes kaip tik turime šiame video daug va visokių raidžių, viską. Nu, va ir žiūrėkite, dar kartą kartojuosi. Pastatau nustatymai kairiuoju pelės mygtuku, pasirenku 720 punktų. Ir dabar jau ta kokybė yra pakankamai gera, bet vis tiek mums žiūrėti yra nekomfortiška. Kodėl? Todėl, kad vat būtent to ekranėlio, kur rodomas yra filmukas išmatavimas, yra tik tai dalis mūsų ekrano užimama, dalis lango. O kad pasigerinti, pasididinti tą vaizdą, būtent žiūrint pačiame YouTube'ės servise, čia yra dar tokia knopkė, va žiūrėkit, sekanti. Kai užvedė, yra didelė leistuvė. Nu, paspaudžiam kairiuoju pelės mygtuku irgi šitą daiktą ir matėte, kas buvo. Kontentas, kuris buvo dešiniai pusėje, čia už to mažą grotuvėlę, pasileido į apačią, o pati ta leistuvė vadinamoji, nepriprantu aš prie tų tokių žodžių, tai jau mūsų lietuviška, mūsų ta kalba yra tokia pati netechniškiausia, su jie yra labai sunku dirbti. Na tiek to. Tai vat, ir dabar žiūrėkit, tas mūsų ekranėlis padidėjo. Jau galima sakyti, kad šiek tiek lyg tai būtų ir komfortiškiau žiūrėti, bet dėja. Vis tiek tai yra ne tas rodiklis ir ne ta kokybė. Todėl dar kartą paspauskime, čia vat maža leistuvė dabar, tą patį įrankį antrą kartą paspaudus, jinai vėl sumažėja. Ir yra sekantis įrankis, va čia, kampe, visas ekranas. Vat šitą funkciją mes ir naudosime, norėdami ir kokybiškai, ir gerai žiūrėti, komfortiškai būtent tuos filmukus. Vat, atkreipkite dėmesį. Dabar paspaudžiu kairiuoju pelės mygtuku visas ekranas ir pažiūrėkite, ką mes gavome. Ir štai mes gavome vaizdą, oi, aš jums rodau čia, įrašinėju, tai va, grinai apačioje tas atitinka. Va, apatinis dešinysis kampas, būtent mano įrašo. Tai va, dešiniajam kampe aš paspaudžiu šitą, va, žiūrėkite, išeiti iš viso ekrano. Va, mes išėjom iš viso ekrano, dabar vėl paspaudžiu čia, va, visas ekranas. Ir va, žiūrėkite, dabar rodymą turime pilną ekranių režimu. Ir belieka tik tai džiaugtis gyvenimu ir pilnai skaitosi jau stebėti gerą, kokybišką vaizdą. Beje, šita sąlyga tinka ir bet kuriame kitame servise įdėtiems tiems YouTube'iniams filmukams. Gali būti Facebook'e toksai grotuvas, galite rasti kokiame nors ten Draugas LT portale. Labai vat mėgsta žmonės iš YouTube'ės nukopijuoti filmuką ir ten savo tose anketose įdėti ir žmonės žiūri juos. Nu tai va. Vadinasi, tuose servisuose, tuose socialiniuose tinklapiuose galioja tos pačios taisyklės. Jūs galite pasididinti tą vat kokybę, vat būtent čia tą paspaudę ir pilną ekranį režimą. Dabar dar yra vienas niuansas. Jeigu jūs pradėjote žiūrėti pilną ekranių režimu ir norite grįžti į nepilną ekraną, tiesiog galite pasinaudoti arba va šituo įrankiu dešiniajame, skaitosi apatiniame kampe, kurį buvot paspaudę, kad padidinti, tai dabar jį reikia antrą kartą paspausti, jisai sumažintų. Bet galima dar paprasčiau. Ant klaviatūros kairiajame viršutinėme kampe yra klaviša Escape, pažymėta 3 raidėmis E, C, C. Vat, ją vieną kartą paspauskite ir matot, mūsų vaizdas perėjo į mažą ekraną. Tai yra labai greitai ir patogu. Nu, bet, mėlieji, tiek ir norėjau pasakyti. Ko gero, šita pamokėlė, jinai
padės jums apsaugoti savo regėjimą, na ir pagaliau tuo pačiu mano filmukai taip pat bus šiame servise padėti, visos mano pamokėlės, todėl mažiau keiksite, mažiau sakysite, kad yra nekokybiška, kad neina kažko tai matyti ir panašiai. Na, dar iš tikrųjų, mano pamokėlės jūs turėsite galimybę ne tik pažiūrėti būtent YouTube servise, bet ir atsisiųsti į savo kompiuterį. O atsisiuntę į savo kompiuterį, tai be jokios abejonės jau galėsite visą procesą valdyti patys, nes paleisite filmuką jau su tikru ten multimedijos grotuvu ir ta kokybė iš tikrųjų bus pakankamai geros raiškos, viskas aišku ir viskas bus kontrastinga ir kokybiška. Nu vat, atrodo, dabar jau pasakiau viską, ką norėjau. Ačiū už peržiūrą. Žiūrėkite filmukus komfortiškai, negadinkite akių ir susitiksime kitoje pamokėlėje. Iki.